Sveiki visi, su jumis Povilas iš protea.lt. Šio epizodo metu apžvelgsiu kompaniją pavadinimu Nvidia. Pasidalinsiu su jumis mintimis, ką aš pats matau, žiūrėdamas į šios kompanijos akcijų grafiką, bei ką šiuo metu aš su ją darau savo portfelį. Parodysiu, kaip mes uždaroje bendruomenėje judam žingsnis po žingsnio su šios kompanijos kainos grafiko, aprašant kiekvieną žingsnį ir kiekvieną naują atskaitos tašką realios laiku, bei pasidalinsiu su jumis savo instrukciją, kurią aš pats savo surašiau, kiti dar tai vadina prekybiniu planu. Todėl, jei jūs domina toks turinys, neatsijunkit, žiūrėkit iki galo ir tikrai nepasigalėsit, kad skiriat laiką šiam epizodui. Tiem, kas neserga nuo dopamino priklausomybės ir kas dar iki šiol neatsijungėt ir planuojat žiūrėti iki galo, turiu kelis prašymus ir kelis įspėjimus prieš mums pradedant. Tai visų pirma, šiame epizode nepamatysite nei tiesioginės, nei paslėptos brokerių reklamos. Mano asmeninė nuomonė, atskirų brokerių piršimas investavimo naujokams bei traderiams mainais už komisiją. Mano nuomonė tai yra nelabai garbingas užsiėmimas, tad galite atsipalaiduoti, pasidaryti savo kavos arba arbatos ir mėgauti šio epizodo. Brokerio reklamos šiame epizode nebus. Antras momentas. Šio epizodo metu išsakytas mintis negalima traktuoti kaip patarimą pirkti arba parduoti minėtos kompanijos akcijas. Priimant sprendimą investuoti ar ne savo pinigus į atskirą kažkokį tai investicinį instrumentą, turite vadovauti savo prekybos veiksmų algoritmu ir elgtis pagal tai, ką diktuoja jums būtent jūsų prekybos veiksmų algoritmas. Kitaip galite atsidurti situacijoje, kaip parodyta šiame paveiksle, kur dažnai aš paklausiu žmonių, sakau, o kodėl nusipirkai šios kompanijos akcijų? Ir man taip atsako, nusipirkau, nes vienas youtuberis pasakė. Turėkite omeny, jungiam savo galvą. Ir trečias momentas, norėčiau, kad turėtumėte omeny, kad šis epizodas yra daugiau skirtas uždaros bendruomenės dalyviams. Tingėjau aš pasakoti viską raštu mūsų uždaroje platformoje, todėl nusprendžiau tiesiog įrašyti šį epizodą. Galbūt ateityje daugiau tokių darysiu, jei matysiu, kad ir atviroje erdvėje yra susidomėjimas. Tad jeigu esat vienas iš tų, kas turit prieigą prie uždaros bendruomenės platformos ir žiūrit šį epizodą per tą platformą, tai susirašysim platformoje, jeigu turit klausimų. O jeigu jūs neturit prieigos, tai drąsiai rašykit savo klausimus ir mintys šio video YouTube komentaruose ir aš stengsiuosi į visus jūsų komentarus sureaguoti. Taigi su organizaciniais momentais pabaigiam, važiuojam. Pradėkim nuo rinkos žemėlapio. Tie, kas pabaigė Protea mokymus, prisimins tokį mūsų šūkį. Rinkai yra visiškai nusispjaut į kokį tam frame grafiką, žiūri rinkos dalyvis, traderis arba investuotojas. Ir rinka yra nesvarbu, ar jūs žiūrite į žvakes, ar į barus, ar į linijas, ar jūs žiūrite į mėnesinį time frame, ar į V1 time frame, ar į H4, visiškai nusispjaut. Rinka tiesiog gyvena savo gyvenimą. Todėl bet kuriam traderiui arba investuotojui reikia išmokti matyti bendrą rinkos paveikslą, o ne atskirą kažkokį tai time frame. Tam mes, tai yra tie, kas supranta, kaip veikia Protea metodika ir pagaminam savo taip vadinamą rinkos žemėlapį. Taigi pradėkime mes, kaip visada, nuo mėnesinio time frame. Jame nesunku pastebėti penkiabangį tokį judėjimą su tokia pakankamai ryškia 5 bangų struktūra. Jeigu šį epizodą žiūri Elioto bangų teorijos atstovai, tai jie greičiausiai jau suspėjo pagalvoti, kad pagal Elioto bangų teoriją po 5 bangų į viršų turi būtinai įvykti ABC ciklas žemyn. Bet kviečiu neskubėti, ne viskas taip paprasta. Reikėtų suprasti, kad rinka yra tuo pačiu visiškai nusispjaut ir tai, kas jums atrodo, ką rinka turi daryti. Tai yra, ji tiesiog gyvena savo gyvenimą. O mano kaip traderio užduotis yra tiesiog suprasti, kokioj stadijoje rinka randasi šiuo metu, štai šitam taške. Suprasti, kokie yra artimiausi atskaitos taškai ir tiesiog judėti kartu su rinka. Taigi, nustačius tokį penkiabangį ciklą, kodėl jisai būtent toks penkiabangis, kodėl būtent štai taip bangos sužymimos, vėlgi visi, kas pabaigė Protea mokymus, jie su manim sutiks ir tuo pačiu sutiks, kad penkiabangėme cikle iškart atsiranda taip vadinamas trečias pivotas, jisai randasi štai šioje vietoje ir šis pivotas, jisai saugo visą štai šį judėjimą į viršų, tai yra visą mūsų globalų Nvidios judėjimą į viršų, saugo štai šis pivotas. Ką reiškia saugo? Tai yra, jeigu kaina nei iš šio, nei iš to nuspręs taip nueiti ir prakiršti šį pivotą, tai štai šita banga, jinai taps atskira banga, štai šita taps atskira banga ir jau jeigu mes grįšim atgal po štai šio pivoto kirtimo grįšim atgal prie viršūnių ir prakirsim, tai čia jau bus toksai globalus
fraktal zigzaginis toksai apsisukimas į viršų, jisai taip vadinamas fazieras. Ne? Ir nuo štai šio taško jau prasidės visiškai naujas ciklas, galima bus tada dėti FIBO tinklus, skaičiuoti naujus tikslus viršui ir taip toliau, daug ko galima bus daryti, bet kol kas, ką mes su jumis turim, tai va štai šis pivotas, jisai kol kas susiformavo, jisai lieka nekirstas ir kol jisai lieka nekirstas, tol va štai šis va juodai pažymėtas ciklas arba banga, kuri pas mus yra penkiabangė arba 5 bangų struktūra, jisai tęsiasi ir tęsis tol, kol nebus kirstas štai šis pivotas. Vat aš tai čia tyčia pažymėjau kitokią liniją, tai yra TradingView platformos linija, kad jinai liktų man aktyviai persijunginėjant tarp time frame'ų. Aišku, žiūrint į grafiką ir kai kaina vat yra prie 180 maždaug dolerių už akciją, 190, laukt, kol jį pakris iki 90 maždaug dolerių už akciją. Kad suprast, kad visas štai šis globalus trendas viršų sustojo, tai vat būtų mažiausiai neprotinga. Ne? Tad aš sutiksiu su tuo, kad orientuotis į štai šį pivotą yra beprasmiška, bet tačiau konstatuot man asmeniškai, kad mėnesinis time frame'as, vat mūsų mėnesio time frame'as yra su strateginė kryptim į viršų, kol nėra kirstas štai šis pivotas, tai man yra svarbus gabaliukas informacijos, kurį aš galiu panaudoti savo rinkos žemėlapį. O mes su jumis kol kas persijunkim prie smulkesnio time frame, kad suprast arba surast atskaitos tašką, kuris yra arčiau dabartinės kainos. Tai yra, iš pradžių pasižiūriu aš į V1 ir matom V1 time frame, tai yra tiesiog truputėlį padidintas tas pats mėnesinis. Ne? Mes vis tiek matom štai 1, 2, 3, 4 ir 5 mūsų bangos, visas išas atskiras ciklas, štai mūsų tas pivotas, kuris saugo visą tą ciklą į viršų. Tai man iš principo tik tai aš patikslinu, kad štai 5 banga jinai matosi, bet aš noriu dar giliau, tai yra dar arčiau prisiartinti prie tos 5 bangos ir paieškot, kokie yra atskaitos taškai prie tos 5 bangos. Tai persijungus prie D1 time frame, tai yra aš peršoku per V1 ir iš karto einu prie D1. Noriu atkreipti dėmesį dar kartą, rinkai nusispjaut į kokį time frame jūs žiūrite. Ir atkreipkite dėmesį, nesvarbu kokiam time frame aš randuosi, mūsų jau nustatytas vienas pivotas, kuris saugo mūsų globalų trendą į viršų, jisai vis tiek lieka toj pačioj vietoje, jisai niekur nedingsta. Ir štai D1 time frame mes su jumis matom tą globalaus ciklo 5 bangą į viršų ir jinai savo ruoštų išsiardo į 3 pobangės arba iš tai tokį ciklą. A, B, C. Šioje vietoje turbūt eliotistai iškart su manim pradės bartis, nes 5 banga arba banga, kuris sutampanti su trendo kryptimi, jinai negali būti tribangė pagal Elioto bangų teoriją, tai jie iškart prie manęs kabinėsis, turbūt, o galbūt ir ne. Bet primenu, aš naudoju savo sukurtą, remintis ilgametę patirtimą, 2008 metų aš užsiimu tradingu ir aš sukūriau iš skirtingų metodikų, surinkau savo metodiką, pavadinau ją ProTA metodiką. Tai 5 banga mūsų globalaus ciklo, jinai susidaro iš tokių 3 ciklų, vadinasi ABC. Ir vėlgi tie, kas praėjo ProTA mokymus, jie iškart supras, kad tribangis ciklas, jisai savyje turi savo apsauginį pivotą, kuris vadinasi antras pivotas ir jisai randasi štai čia. Aš iškart pažymėsiu jį TradingView tokią aktyvią liniją, kad man jos neprarast vėliau. Ir tas pivotas atlieka panašią funkciją. Tai yra, bet kuris pivotas atlieka savo funkciją, tai yra, jisai saugo savo banginio lygio bangą. Ir šiuo atveju jisai mums saugo štai šią 5 bangą. Ne? Ir logika ta pati, jeigu kaina nueis ir prakirs štai šį pivotą, tai pas mus pasibaigs visa štai šitą bangą, o prisimena, tai yra mūsų 5 banga. Tai yra gausis pas mus pasibaigus šiai bangą, jeigu mes vėl sugrįšim ir prakirsim viršūnės, po to, kai kirtom šį pivotą, tai tada jau ten mes skaičiuosim vėl naują ciklą. Egzistuoja taip vadinama tendencijos arba trendo pratęsimo figūra, bet tai yra jau atskira kalba. Jeigu mes prie to kada nors su Nvidia prieisim, tai aš galbūt rašysiu apie tai atskirą video epizodą. Bet kol kas mes su jumis fiksuojam, kad štai šis pivotas lieka nekirstas, o tai reiškia, kad ir 5 banga, jinai dar aktyvi. Tai yra, mes jeigu atnaujinsim viršūnę, tai tiesiog štai šita banga jinai tęsis. Kol nėra kirstas štai šis pivotas, ne? Ten jisai atitinkamai persikels į savo naują vietą, bet ten, kaip minėjau, tie, kas supranta ProTA metodiką, jie žinos kokiu momentu, kada perkeltą pivotą, nes pivotas jisai juda kartu su kaina pagal tam tikras labai konkrečias taisyklės. Kaip matom, šis pivotas, kuris randasi prie maždaug 165, jisai jau yra arčiau kainos, jau į šį pivotą galima orientuotis ir mes grįžkim prie V1 time frame, pasižiūrėti, kaip taip atrodo visą tai. Ne? Štai mes matom visą tą globalų judėjimą į viršų, matom pivotą saugantį visą judėjimą į viršų ir matom pivotą saugantį štai šią bangą į viršų. Ne?
Tai aš savo galiu atitinkamai konstatuoti, kad mėnesinio time frame tendencija arba trendas yra į viršų, V1 time frame yra į viršų, D1 time frame yra į viršų. Šioje vietoje aš turiu stabtelti ir pasakyti, kad viskas taip atrodo labai paprasta, čia Povilas kažkaip tai paėmė, dvi linijas tiesiai ant grafiko nupaišė ir kažkodėl tai galvoju, kad tos linijos yra labai svarbios, bet aš noriu dar kartą pabrėžti. Tai yra trumpas epizodas, kuriuo aš su jumis dalinuos. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad aš jums čia jau duodu tokį koncentruotą rezultatą, tai yra išvadas ir duodu atskaitos taškus, kurie jau nusėda man tiesiai ant grafiko, kurie nusėda man į prekybinį planą ir vat tais atskaitos taškais aš dalinuos su jumis. Tie, kas pabaigė Protea kursą, jie žino, iš kur atsiranda kiekvienas pivotas, jie žino, kodėl būtent taip ir kitaip būti negali, kodėl būtent toks bangų žymėjimas, jie perskaito labai daug tarp eilučių. Tai čia buvo, kas liečia Protea būtent techninę analizę. Kadangi tai yra toksai pakankamai stambus time frame'as, mes žiūrim tokį vidutinį brūkšnelis ilgai laikotarpį, todėl čia pravartu bus pasižiūrėti ir koks yra fundamentalus fonas šios kompanijos. Tai visų pirma, niekam nepaslaptys, kad Nvidijai pavyko pagauti tokią dvigubą hypo bangą, jei galima taip išsireikšti. Tai yra iš pradžių maždaug 2016-2017 metais, dar tada, kai prisimenat, prasidėjo kriptovaliutų, taip sakant, hypas, ne, ir prasidėjo toksai kripto miningo boomas. Visas internetas tada lakstė pirmin atgal, bandant apsipirkti vaizdo plokštėmis. Galima prisiminti vien Lietuvoje įrengtas kriptofermas, kai kurios taip pakankamai skandalingai pagarsėjo, kur vaizdo plokštės buvo tiesiog superkomos šimtais vienetų. Ką jau kalbėt apie stambesnės kriptofermas skirtingose pasaulio kampeliuose, ten, kur žmonės turi žymiai daugiau pinigų nei lietuviai. Taip, kad jūs turbūt visi žinot, kad Nvidia buvo viena iš dominuojančių kompanijų vaizdo plokščių rinkoje, vat kai visi lakstė ir sirgo to vat kripto miningo hype. Ir ta vat pirma kripto hypo banga peraugo į hypo su dirbtiniu intelektu bangą. Ko pasiekoje Nvidia galima drąsiai pavadinti nebe vaizdo plokščių gamintoje, bet dirbtinio intelekto infrastruktūros tokiu stuburu. Be Nvidijos turbūt neveiktų ChatGPT, didėjai dirbtinio intelekto modeliai neveiktų, debesų centrai neveiktų. Vaizdžiai tariant, jeigu dirbtinis intelektas ir duomenys yra naujoji elektra, tai Nvidia yra tos elektros generatorius. Turbūt nepameluosiu, jei pasakysiu, kad Nvidia tapo dirbtinio intelekto vaizdo plokščių monopolistų. Bet kad būtų ne vien jausmai ir emocijos, pasižiūrėkim į kai kuriuos Nvidijos fundamentalius rodiklius. Ir jūs patys pamatysit, kaip pagrindiniai rodikliai tiesiog auga su geometrinė progresija. Pradėti galima, kad ir nuo rinkos kapitalizacijos. Dabar jinai yra, matot, 4,5 trilijono, o dar 2023 jinai buvo kažkas apie 1 trilijonas. Tai, vat matot, per kelis metus 5 kartus išaugo. Toliau štai čia toksai vienas rodiklis, tai yra net income ir marža iš karto, ne? Tai atkreipkite dėmesį, 23 metais net income, ne, buvo biški mažiau negu 5 milijardai. 23 jau metais buvo apie 30 milijardų, tai čia jau 6 kartus daugiau per vienus metus, ne? Ir 24 metais jau 73 milijardai, tai dar beveik 3 kartus arba 2,5 kartų padidėjo per metus. Jeigu mes pabandysim 2005 metus pasižiūrėti, o taip pat paimsim pirmą, antrą ir trečią 25 metų ketvirtį supliusuosim, tai mes gausim net income kažkas apie 77 milijardo. O čia tik tai 3 ketvirčiai. Tai yra tiek pat per 3 ketvirčius sugeneruota, kiek buvo per visus 2024 metus. Kaip minėjau, pasižiūrėjus į maržas, matom KEM 8 procentų maržą, matom PEM 5 procentų maržą, tai čia tokie milžiniški skaičiai. Įsivaizduokit, jūs nuperkat kažką tai už 1 eurą, o parduodat už 1,50 €, ne? Maždaug taip, jeigu labai liaudiškai tariant. Toliau, jeigu nueisim į štai statistiką ir paimkim tokį rodiklį kaip free cash flow, tai aš jį įjungsiu. Tai atkreipkite dėmesį irgi, maždaug 4 milijardai 22 metais, tada 27 milijardai 23 metais ir jau 60 milijardų 24 metais. Tai, auga kaip ant mielių, ne? Labai greitai auga, tai tokie pagrindiniai fundamentalūs rodikliai yra labai stiprus. Galima dar pasižiūrėti į aktyvų ir įsipareigojimų dinamiką. Matoma, ne? Tendencijas tokias, kad įsipareigojimai lieka žemiau 30 milijardų, o
aktyvai jų auga irgi kaip ant milių, ne? Jau štai čia virš 90 milijardų. Tai čia tik tai keli tokie fundamentalūs pagrindiniai rodikliai, kuriuos aš taip ant greičio paėmiau, kad susiorientuot, kokios yra tendencijos, koks yra fundamentalus fonas, taip pavadinkim. Tai aš nesu kompiuterinės įrangos žinovas, todėl galbūt IT specialistai, kurie žiūri šį epizodą, galbūt jūs pasidalinsit komentaruose, ką tokio ypatingo savo produkcijoje turi Nvidia, ko aš nepaminėjau galbūt čionai. Bet grįžkim prie mano išvados, ne? Mes jau turim fundamentalų foną, ilgalaikio periodo ir vidutinio periodo tendencijos kryptis yra į viršų. Fundamentalus fonas tą stipriai palaiko ir čia aišku būtų galima pasakyti, Povilai, o tu atradai Ameriką, taigi čia bet kamgi, kas įjungs Nvidia grafiką, aišku, kad Nvidios tendencija yra į viršų, kad tu čia tokį ypatingo papasakoji. Ir aš su jumis sutiksiu, bet su vienu tokiu bet. Yra toks posakis traderių tarpe, jisai vadinasi trend is your friend. Tokia labai banali ir uždrošta frazė traderių tarpe. Lietuviškas vertimas yra toksai labiau seksualus, ne, skamba tendencija yra tavo draugė, ne. Bet tačiau yra ir kitas posakis, kurį rinkos dalyviai prisimena tik krizinėse situacijose ir tas posakis skamba maždaug taip. Trend is your friend until it ends. Tai yra tendencija yra tavo draugė tol, kol jinai nepasibaigia. Tai yra, kai žmogus aklai vadovaujasi trend is your friend principu, vieną dieną jis supras, kad trendas jau seniausiai ne tik pasibaigė, bet ir apsisuko ir jau nuvarė toli žemyn. O tas žmogus vis dar laukia to savo trend is your friend, vis dar priperka, dar daperka ir dar naudoja tą dollar cost average ir niekas iš to nesigauna. Ne? Tai net užfiksavus visiems akivaizdžią tendenciją į viršų, aš kaip traderis noriu aiškiai suprast, kur yra tos tendencijos atskaitos taškai, kad laiku susiorientuot, ką man daryti su savo sandoriais. Jeigu aš matysiu, kad trendas jau nustoja būti trendu ir tampa kažkokiu tai šoniniu judėjimu. Ir mano atveju tai yra labai konkretus atskaitos taškai, kuriuos jūs matot grafike. Tai yra pivotas augantis mūsų tokį vidutinį laikotarpį, tai yra štai čia 5 bangą ir pivotas augantis visą globalų judėjimą į viršų. Taigi strateginę kryptį aš turiu. Tai yra strateginė kryptis yra į viršų, 3 trendai sutampa, man strateginė kryptis gali būti tik tai į viršų tokioje situacijoje, kol nėra kirsti atskaitos taškai paminėti. Toliau atėjo laikas pakalbėti apie taktiką. Mano gilus įsitikinimas ir ilgametė patirtis sako, kad kiekvienas traderis, kiekvienas investuotojas, bet kuris rinkos dalyvis, finansų rinkos dalyvis, jisai turi vadovautis savo nuosavų prekybos veiksmų algoritmų, kuris susidaro iš 3 tokių dalykų. Strategija, mes ją jau su jumis aptarėm, strateginę kryptį nustatėm, taktiką, kurią tu aptarsim, ir tada prekybos sistema. Prekybos sistema tai yra viso labo tiesiog bukų matematinių formulų rinkinukas. Kas stebit rinkas, kas bandot analizuoti skirtingas strategijas. Jūs turbūt nekartą pastebėt, kad labai didelis dėmesys skiriamas būtent prekybos sistemoms. Bet iš tikrųjų prekybos sistema tai yra tik tai geriausiu atveju 5-10% viso prekybos veiksmų algoritmo, kurį savo turi surašyti bet kuris investuotojas, bet kuris traderis. Tai mes su jumis judam dabar prie taktikos. Pradžioje aš noriu priminti, pabrėžti ir tokį kaip ir kontekstą jums duot, kad tie, kas dar nežinot, mano sandoriai yra skirti 3-18 mėnesių laikotarpiui tokiam. Tai yra, aš ieškau potencialo, kad tas sandoris galėtų kabėti mano, kaip atidaryta pozicija 3-18, jeigu matau potencialą ir daugiau mėnesių. Bet maždaug aš tai toks laiko horizontas pas mane. Ir antras momentas dėl konteksto, kurį aš iškart, taip sakant, prisipažinsiu, neturiu aš atidaręs jokio sandorio su Nvidia. Savo portfelio neturiu Nvidios akcijų, nei shortinės, nei pirkęs. Tai turint omeny šį tokį kontekstą, aš dabar turiu savo pagalvoti ir nusistatyti arba surašyti instrukciją, ką aš toliau darysiu, koks yra mano planas. Būtent konkrečiai štai šioje situacijoje, štai šioje vietoje, kur randasi dabar rinka, man asmeniškai atidarinėti naują buy poziciją, prieš tai šių aukštumų būtų pavojinga. Aš nenoriu atidarinėti sandorį, kuris vėliau taip pakips tokiam šoniniam judėjimui ir aš taip gražiai jį stebėsiu artimiausius 5-10 metų ir jisai man tiesiog atstovės vietoje. Aš nenoriu atsidurti tokioje situacijoje ir aš kol kas pats nematau tokio labai didelio potencialo viršui. Tai yra, aš
ne tiek nematau, kiek tiesiog negaliu paskaičiuoti. Tai yra, aš galiu patrinti savo kokį nors krikštolinį rutulį ir pasakyti, kad jo dar ilgai ir toli auksim. Bet tokio matematinio, tokio paskaičiavimo arba tikslų aš tau paskaičiuoti negaliu, prie kurių aš galėčiau prikabinti savo rizikos valdymą. Čia dar kartą noriu pabrėžti, aš neturiu sandorio pas save, todėl aš turiu dabar sėdėti ir galvoti, ar man verta štai šioj vietoje atidarinėti sandorį. Tai aš linkiu visiems, kas turit Nvidios akcijų, kad šis trendas niekada nesustotų, kad jisai iki begalybės judėtų į viršų, bet aš asmeniškai kol kas sprendžiu nelyst čionai, neatidarinėti naujų sandorių, nes aš bijau už tai tokio šoninio judėjimo. Aišku, tie, kas turi savo sandorius atsidarę kažkur tai štai čia arba štai čia, tai jiems nebaisus toksai šoninis judėjimas, aš nenoriu artimiausius 5 metus sėdėti ir žiūrėti į minuso poziciją. Todėl iš tokios prizmės, ką aš galiu padaryti, tai yra tiesiog savo surašyti štai tokį taktinį planą. Tai yra, jeigu Nvidios akcijų kaina nuspręs štai taip prakiršti šį pivotą, pabaigti štai šią bangą ir tada nueiti toliau žemyn, tai yra kažkur tai nusirident iki maždaug 120, 110, galbūt štai šitos zonos. Ir štai šioj vietoj aš pradėčiau matyti naują fraktal zigzaginį apsisukimą maždaug štai tokį. Tada štai tokioje situacijoje aš tada iš naujo pradėčiau žiūrėti, galbūt aš vis tik atidarysiu savo sandorį buy. Tai yra buy poziciją užsidėsiu. Tada man štai tokioje situacijoje aš bent turėsiu minimaliai štai tokį potencialą, tai yra nuo kažkur 130 iki maždaug 200, aš tada štai tokį profito potencialą jau galiu savo paskaičiuoti. Bet ar toks scenarius išvis kada nors atsitiks ir įvyks, tai čia nieks nežino, ateities nieks nežino. Jeigu mes žinotumėm ateitį, tai tada mes dabar, jūs tada nežiūrėtumėt šio epizodo, aš jo neįrašinėčiau, nes jūs jau turbūt būtumėt all in pastatę, nes jūs žinot, kas bus ateityje ir jūs jau tuoj be 5 milijonierius esat. Bet tame ir problema, kad niekas nežino, kas bus ateityje, todėl viskas, ką aš galiu, tai savo surašyti tokį taktinį planą, prie kurio, jeigu su sąlyga, jeigu jisai išvis vyks, tada aš bandysiu, taip sakant, įmert kojas ir pabandyti pačiupinėti, tai yra atidaryti savo buy sandorį. Iš kitos pusės galima būtų pasakyti, tai Povilai, valio, jeigu tu lauki štai tokio judėjimo ir čia tu toksai kietas prognozuoji, čia dar ką noriu pabrėžti, aš neprognozuoju, aš ateities nežinau, čia tik tai mano taktinis planas, kurį aš savo pasirašiau, prie kurio aš kažką tai daryčiau, bet vis tiek galima būtų pasakyti, Pavilai, jeigu tu lauki, tai tada shorting, štai čia imk ir pardavinėk, arba, jeigu kažkas turi akcijų, arba kas neturi, tai shorting, ne? Shortint Nvidia akcijos, aš visiškai nematau prasmės šiuo metu, dėl tų pačių dviejų priežasčių, kurias mes truputėlį su jumis anksčiau aptarėm. Tai pirma priežastis yra mūsų mėnesinis V1 ir D1 time frame yra akivaizdžiai į viršų su atskaitos taškais, kurie dar nėra kirsti. Ir antra priežastis tai yra mūsų fundamentalus fonas, kur mes su jumis kai kurios fundamentalius rodiklius pasižiūrėjom. Turi kažkas labai blogo atsitikti, kad nei iš šio, nei iš to visi tie fundamentalūs tie pasisekimai būtų tiesiog nubraukti ir rinka jau nebetikėtų šią kompaniją, ne? Nes tai yra, taip sakant, 2, 3, 4 metai labai didelės sėkmės šios kompanijos, tai jie daro savo įtaką. Shortint, jeigu aš ir imčiaus, tai tik tai situacijoje, jeigu atsitiktų kažkas štai tokio, atsitiktų iš pradžių kirstų pivotą, tada grįžtumėm į kažkokią tai B-bangą, tada susiformuotų štai čia atskaitos taškas, visa tai įvyktų bent V1 time frame, tai yra turi AO štai taip perėti per nulį kelis kartus ir tada jeigu štai čia atsitiktų štai toks fazieras, fazieras žemyną, ne? Nuo štai šio taško, štai šią bangą, aš tada jau žiūrėčiau, man jau ten atsirastų atskaitos taškai, aš galėčiau tada šios bangos pivotus paskaičiuoti, aš tada galėčiau paskaičiuoti tikslus žemyn, ar jie kažkaip tai sutampa su ilgalaikio trendo pivotų ir taip toliau. Bet čia vėlgi labai tokia tolima prognozė. Visa tai yra per daug prognozavimas į priekį, viskas, ką aš galiu, tai yra žiūrėti į dabartį. O dabartis yra, mes randamės štai šioje vietoje ir ką man su to daryti. Taigi aš shortint negaliu ir galbūt niekada shorto galimybė ir neatsiras. Pirkti man šioje vietoje yra per anksti arba per vėlų, žiūrint iš kokio kampo pasižiūrėsi, savo taktinį planą aš savo susirašiau. Taigi
aš esu priverstas su šią kompaniją likti kol kas ant tvoros. Toksai žargonas traderiškas yra likti ant tvoros. Aišku, galima būtų pasakyti dabar, nusivėlti ir pasakyti, Povilai, tai čia mes visą dabar epizodą žiūrėjom, skiriam savo laiko ir visas tavo šis epizodas tik tai tam, kad papasakot, kad dar net sandorio netidarė ir nesiruošė atidarinėti, tai tu ką tyčiojasi, ne? Bet tyčia nusprendžiau įrašyti būtent tokį epizodą, kad pabrėžti ir praktikoje gyvai apžvelgti tokią gyvą situaciją, kurioje į tokį pagrindinį planą išeina taip pat ant scenos į pagrindinį planą, ne, į pirmą eilę atsisėda toksai vienas svarbiausių traderių įgūdžių. Tai yra tas įgūdis, kuris leidžia atskirti situacijas, kada traderis, arba pavadinkim investuotojas arba rinkos dalyvis, ne, žino, kada jam reikia susilaikyti nuo sandorių. Tai yra, jisai ne šiaip savo jaučia, bet jisai turi labai aišku algoritmą, kada kokioj situacijoje jisai tiesiog nelenda į rinką. Kaip minėjau, aš tradingu užsiimu nuo 2008 metų ir mano akimis tai yra vienas iš esminių įgūdžių, tai yra sugebėjimas pasidėti ant tvoros. Ir toks įgūdis, jisai pats savaime neatsiranda, jisai gali susiformuoti tik tada, jeigu žmogus turi savo aiškiai surašytą prekybos veiksmų algoritmą. Taigi štai toks mano strateginis ir taktinis planas Nvidia kompanijai. Šiai dienai, žiūrėsim, jeigu keisis atskaitos taškai, aš tada apie tai parašysiu atskirai ir mūsų uždaroj bendruomenės platformoj ir galbūt, jeigu bus verta, įrašysiu dar vieną epizodą. Jeigu jūs nematėt, aš kviečiu pasižiūrėti, kaip tik prieš kelias savaitės įrašiau tokią panašią apžvalgą apie 3M kompaniją. Tame 3M kompanijos epizode minėti atskaitos taškai dar aktualūs ir dar nepasikeitė, tad kviečiu pasižiūrėti, štai čia jums turėtų atsirasti nuoroda. Na, aš visiems, kas iki pabaigos žiūrėjot, turiu jums tokį pasiūlymą. Rašykit šio video komentaruose kompanijos pavadinimą, kuriai norėtumėt, kad įrašyčiau tokio tipo apžvalgą, kaip štai šį, kaip 3M minėta apžvalga. Kompanija, kuri surinks daugiausia balsų jūsų komentaruose, tai bus ta kompanija, kuriai įrašysiu sekančią apžvalgą. Tai rašom, kiekvienas gali balsuoti tik tai už vieną kompaniją. Jeigu jūs parašysit 2 arba 3, tai aš paimsiu iš jūsų sąrašo tik tai pirmą kompaniją ir jai priskirsiu jūsų balsą. Na, o visi, kas žiūri šį epizodą ir iki šiol dar neatsijungėt, tai kviečiu nepasigalėti uždėti like šiam epizodui, YouTube'ui tas labai patinka. Ir jei turit minčių apie Nvidia arba kokių nors klausimų apie tai, kas išsakyta šiame epizode, tai rašykit šio video komentaruose, aš stengiuosi atrašyti visiems ir sureaguoti į visų komentarus. O jeigu jūsų klausimas reikalaus atskiro kažkokio tai epizodo, tai pateiksiu savo atsakymą į jūsų klausimą sekančio video epizodo metu. Na, o jeigu jūs dar neužsiprenumeravote šio kanalo, tai nesuprantu, ko jūs dar laukiat. Ateityje planuoju dar daugiau tokių epizodų rašyti kaip šis. Dedam like, komentuojam, prenumeruojam ir iki sekančio karto. Sėkmės visiems.